Sveiki, esu Šarūnas, VGT studentas ir nuomoju savo Mazda 323. Šiandien atiduosiu dalinuosi.lt test drive'ui. Jūsų dėmesiui pirmasis oficialus mūsų platformos test drive'as. Sėdžiu Mazdoje 323, kurios savininkas yra Šarūnas šalia manęs, ir kol kas mes važiuojame link Saulėtekio, Kamčiatkoje, kur Šarūnas ir gyvena. Automobilis rieda puikiai, traukia puikiai, neturime jokių problemų, muzikytė irgi groja labai gerai, dabar jam šiek tiek pritildėme. Tai Šarūnai, papasako, kas čia per automobilis plačiau. Tai yra Mazda 323, 1.6 variklis, 65 kW, vartoja benziną, 7-8 litrus 100 km. Ir kaip žiemą, ar nekyla problemų? Išsikuriu iš pirmo karto, važiuoja gerai ir dar kitus užkuriu. Supratau, tai viskas kaip ir labai smagu. Papasako, kaip sugalvoji išnuomoti automobilį. Draugo Facebook profilį radau, kad jis palaikinęs yra dalinuosi.lt puslapį. Užėjau, apžiūrėjau, pagalvojau, kad gal ir man reiktų pabandyti ką nors išnuomoti. Ir kiek nuomasi turėsi iki šio laiko? Automobilio 2 nuomas. Supratau, ką dar nuomoji? Mezon Easy modemą su internetu. Aha. Ir šiaip visokių įrankių. Supratau. Tai internetas ir automobiliai. Automobilio nuomos, kokie iki šiol buvo savininkai, gal pasitaikė kažkokių įdomių dalykų su jais bendraujant? Pirmą kartą, kai nuomavau automobilį, tai buvo, kad nuomavau merginai. Buvo ką tik pasnygė, buvo baisu, kad kur nors neįdaužtų, bet pravažinėjo 5 dienas ir problemų nebuvo. Tai mylėjai, taip yra dalinuosi.lt. Merginos yra puikios vairuotojos, vairuoja atsakingai. Sąnaudą žinom, kad techniškai tvarkingai žinom, pasakyk, kokie reikalai su draudimais. Mašina apdrausta, technikinis yra, problemų nebus. Pažinau, kad esi dirbęs servise ir tikriausiai rūpinėsi savo automobiliu, tai jisai čia iščiustytas, išpuoselėtas ir iš išorės ir iš vidaus. Taip. Labai gerai, mes grįžinėjom į Kamčiatką, automobilį patikrinom, viskas veikia fantastiškai puikiai, patikime, brangiai pabandykite ir jūs. Beje, kokia kaina yra per dieną? 30 litų. 30 litukų ir automobilis visai dienai jūsų, gana ekonomiškas. Gerai, gana apie mašinas atvažiavom į Kamčiatką, ar gali dar kaip pasidalinti? Žiūrint kuo. Tu gyveni barake? Taip. Tai gal aprodysi iš vidaus, kaip ten atrodo, ar skaniai gamina kaimynės? Galiu. Gerai, mes dabar einam į baraką, o jūs tiesiog apžiūrėkite šitą Mazdutę. Šarūnas, jūsų paslaugoms jis ir Mazda 323.